Po kelerių metų pertraukos Panevėžio miesto dailės galerija vėl pakvietė miestiečius ir miesto svečius į vieną jaukiausių vasaros tradicijų – pietus ant žolės. Į Panevėžio miesto dailės galerijos kiemelį po kelių metų pertraukos sugrįžta vienas jaukiausių vasaros tradicijų – tai renginys pietus ant žolės. Į šį renginį miestiečiai ir miesto svečiai kviečiami kelias ketvirtadienio popietės praleisti kiek neįprastai. Apsuptiems meno kūrinių, medžių paunksmėje, jiems tereikia atsinešti pledą, priešpečių lauknešėlį ir žinoma smalsumą pažinti vizualų į meną, kadangi tai suteiks galimybę ne tik pietauti neįprastoje aplinkoje gryname ore, bet ir pamatyti visas veikiančias galerijoje parodas nemokamai. Panevėžiečiai džiaugiasi tokia idėja ir tiki, kad kasmet jos populiarumas tik augs. Anksčiau neteko dalyvauti, bet šiaip labai šauni idėja. Pas mus nėra įprasta sėdėti ant žolės, šnekučiuotis, gerti kavą ar užkandžiauti, kai yra įprasta kitose šalyse. Tiesiog ir Skandinavijoje, tai jeigu tai būtų Danijoje, tai būtų visi Panevėžio miesto žalieji plotai nusėsti žmonių su vaikais, su kavos puodeliais, su knygom ir smagiai leistų laiką. Bet šiaip tai labai smagu. Manau, labai gera idėja, tik linkiu žmonėm valgyti ne namie, bet čia ateiti. Tai gera vieta, kur menas aplink ir galima jaukiai ne tik pavalgyti ir pasėdėti. Tai teigiamai vertinat šią idėją, ne? Labai. Labai. Liūdna, kad tik tai vieną kartą per mėnesį, bet galbūt kitais metais ta tradicija plačiau bus taikoma. Pietų ant žolės idėja gimė dar 2018 metais, tačiau įgyvendinama buvo ne kasmet. Pietus ant žolės idėja gimė prieš keletą metų, būtent suteikiant galimybę lankytojams papietauti neįprastoje vietoje bei pamatyti galerijoje vykstančias parodas nemokamai. Šiemet pietų ant žolės idėja susilaukė ir palaikymo. Idėjos draugas kavos namai Julius Mein. Šiais metais renginio draugas yra Julius Mein. Austriškos kavos namai, ši kavinukė įsikūrusi visai šalia galerijos, tai visiems pietaujantiems ant žolės galerijos kasoje vertėtų pasimti šią kortelę ir geriant kavą Julius Mein kavinukėje rinkti lipdukus, ir ketvirtas lipdukas dovanos nemokamą kavos puodelį. Panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami keleto šios vasaros ketvirtadienio vidudienių praleisti laiką kitaip, meninėje aplinkoje, po medžių paunksme apsuptiems meno kūrinių. Tai renginio datos yra Birželio 26 diena šiandien, Liepos 10 diena, Liepos 24 ir rugpjūčio 28 dienos nuo 12 iki 14 valandos.